Sveiki dar kartą. Kitas video, tai visi pamenat skandalą, kurį stengiasi pamiršti jau. Tik mūsų sąmoningų darbuotojų dėka buvo išsaugotas įrašas, kaip Baltarusijos opozicijos atstovas, toks šiukšlelė, smurtauja atėjęs laisvą dieną ir rašinėja visus ir mūsų dispečerę tame tarpe. Tai va, jis tos įrašus ištrynė, bet moterį spėjo perfilmuoti iš telefono į telefoną, tai pateko OPTV, ačiū Rūta, kad buvo paviešinta, tai labai padėjo. Tas žmogus išėjo į nedarbingumą, dabar serga ir tegu serga. Ta prasme, nedarbingume būna, kai čia nebūtų. Sveikatos tegu jis turi jaunas. Ir buvo priversti parodyti TV3 dantis sukandę parodė tą reportažą. Gerai, kad pridengė mūsų dispečerės veidą. Bet toliau ir tyla. Dabar darbe Vilniaus viešajam transporte mes laukime apie tvarumus, pislumus, ten krušumus, visokius pilna informacijos ir paštą ateina, o apie šitą įvykį lyg nieko neįvyko. O čia buvo atviras smurtinis atvejis. Tas žmogus užsipuolė kelis darbuotojus. Ir beje, kas įdomiausia, jis labai ten irgi sakė, kad lietuviai nenori dirbti, tingi, tai dėl jis atėjo, tai maždaug durnelį tu su lietuviais dar nesusidūrė, nes visi, su kuriais tu susikibai, yra, lenkai arba rusai, ta prasme, ne lietuvių tautybės, bet tai mūsų geri darbuotojai ir pagarba jiems. Va. Dabar man įdomiau mūsų administracijos reakcija. Jie vėl tyli, liežuvis į užpakalių susikišę. Maždaug praeis čia. Nepraeis, nes jeigu nebus greitos reakcijos, būsiu priverstas parašyti atvirą, be abejo, rašysiu laišką, vėlgi generaliniam direktoriui paklausiu, kas bus daroma su smurtautoju, ar bus atlyginta moralinė žala tiem žmonėms, kurie buvo užsipulti, tame tarpe ir dispečeriai. Ar bus žmonių atsiprašyta, nes aš čia pasižymėjau, aš pamenu, kas sakė irgi, kad lietuviai nenori dirbti, todėl reikia priimti visokius perėjūnus. Tai aš paviešinsiu pavardę. Aš pamenu, kas čia sakė, kad reikia mokytis visom dispečeriam anglų kalbos ir visiems nepakenktų tam, kad susikalbėti su įdarbintais egzotiškų genčių visokio atstovais. Irgi paviešinsiu pavardę. Aš pamenu. Mano atmintis gera. Ir taip pat viešinsim informaciją, kad jūs nieko nedarote po šiai dienai. Lietuvių kalba engiama, lietuviai taip pat. Jūsų renginiai visokie apie tvarumus, judumus ir ten visokias kitokias durnystės, niekam neįdomus, niekas jos neina. Jūs nekviečiate jokių disidentų, nekviečiate mūsų garbių žmonių, nekviečiate dvasininkų, bet čia jau kita tema. Tai va, mes norime išgirsti, ar mes būsime apsaugoti nuo tokių dalykų, kas daroma, kas planuojama daryti ir konkrečiai dėl to nevykėlio. Dirbs jisai, kokiomis sąlygomis ir ar jis jau moka lietuviškai. Tai tiesiog, neverskit gaišti laiko su laiškais, nes aš tikrai rašysiu ir klausiu. O žmonėms dėkui, kurie labai vieningai, nepaisant mūsų skirtingų nuomonių, ten apie politiką, kai kurios dalykus, apie Lietuvą, apie darbą, visi labai vieningai pasipriešino smurtautojui. Tai tiek, o mėlyjeji valdžia mūsų, prašom reaguoti, nes tikrai jums perduos šitą video. Geros dienos.